Kas čia jų darosi? Kas čia daros? Nieko, čia barzdos istorija yra tiesiog naujas e-shopas vyrukams skirtas prisipirkti, pavyzdžiui, namų kvapukų visokių, jo. Jankaus tema. Taip, čia barzdytėm, plaukučiam, mašinytei. Yra namų kvapų, Aromatic 89 lietuviškas brandas, kurį reklamavom, jau savo mašiną naudoju kvapus, labai puikus kvapai, tai tikrai siūlau įsigyti. Pristato tavo į namus? Ką? Ir Tai aišku, iš Šiaulių atvažiuoja, ciktų, viską priveža. Jie atstovauja Beard Struggle brandą iš Kanados. Tai jeigu esate barberis ar turi gražų saloną, galite kreiptis dėl bendradarbiavimo, sakė, jie labai yra suinteresuoti, jie yra šio brando ambasadoriai Lietuvoje, tai yra, manau, suinteresuoti įtvirtinti į rinką. Labai rimtas. Ką? Labai rimtas Kuris? šis brandas. Tas, kur atstovauja. Beard Struggle? Jo. Iš kur tu žinai? Girdėjęs. A, ne? Tai Skaitęs esu. Aš seniau dabar kažkaip jau mažiau naudoju, bet reiks išbandyti gal vėl barzdai, žinai, aš naudodavau ir domėdavau, skaitydavau, kas tinka. Taip, tai ir ką, pavyzdžiui, keičia barzdai, taip, dabar tu nusipirktum? Tai kad auga, švariau, žinai. Taip, Ne? nes realiai, iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai taip, tai barzdą turėti, ją daug daugiau užtrunka priežiūros negu skustis. Iš tikrųjų, tu turi ir tepti ir aliejukais, ir panašiai yra ir daugiau. Aš taip gal net nesu. Aš tepdavau aliejų. Yra aliejai, kurie padeda augimui ten kažkiek, neva. Aš nežinau, kiek jie padeda, bet iš tikrųjų kažkiek tikrai padeda. Ir jo labiau, kad tu vien tik formuodamas ir tepdamas, tu ją, nežinau, šukuoji ir tvarkai. Ir yra dar tada formavimo sakas priemonės, kas turi tas vešlesnės, didesnės barzdas, tai kaip jas pasidaryti gali. Tai šiaip tai iš tikrųjų dabar yra daug kas nešiojat barzdą, žinokit. Tai žinokit, kad reikia tam skirti dėmesio, nes taip kaip aš ant bomb žmaudo, tai čia neišjosi. Reikia ir darbė atrodyti normaliai. Ir kartais žmonės nepastebi, vyrukai kartais patys nepastebi, bet apleidžia tą barzdą, greitai užleidžia, žinai. Ir tu, manau, pastebi ant kitų. Nu jo, bet mano tai labai auga, taip keistai, tiesiog čia pačioj. Ne apie savo, aš apie nelabai turi barzdos. Nėra tokia, kaip dabar gali būti labiausiai. Kokia tavo ilgiausia barzda, kokios turės? Mano irgi negali būti mano garbanojas ir mano šitos vietos, taip gan dar retušės, mums nedavė barzdų dievas Markai. Blem, tu tai šiaip apžėlės būni, kad normaliai. O kam nedat įdomi, jaučiu nedavė? Man tai tikrai ne. Ką? Tikrai ne. O kas būna tau, jeigu nesiskusti? Taip tau ir bus, tau nereiks niekada skustis. Ble, aš esu, kai sirgau COVID, aš esu užsiauginęs. Kiek auga, ne? Jo, kiek auga, žiauriai lietuviška barzda tokia. Tenais vis, ble, tai. Ulanovo barzda tokia. Jo, Ulanovo barzda tokia. Lietuviška barzda, tokia ir turi būti. Šitose vietose, bet iš tikrųjų dar ir keičiasi. Vis dar su metais visą laiką keičiasi. Mes su draugeliais pastebėjom, kad kuo labiau plinki, to čia labiau auga. Tas to vienas draugas, testosteronas. Zera turi, ble, rimtą barzdą iš tikrųjų, tas tavo draugas. Zera turi tokią rimtesnę ir užsiukus užsirečia. Kaip pokerio varažai. Dzeras rimta barzda. Tai tikrai vyrukai, kurie mėgsta save prižiūrėti, nueikite šitą puslapį. Mėgsta save, reikia prižiūrėti save, reikia vyrai būti... Pasilepinkit irgi, tikrai, nereikia tiesiog su vienu šampu. Nelepinis, reikia tiesiog prižiūrėti save, nesilepinkit, kas mums čia yra. Pasimkite aliejukų, Saugia vyrai esate normaliai, prižiūrėkite tą barzdą, nebūkite apžėlę, mergų neerzinkit savo ir darbdavių. Tai buvo pasimkite plaukų fiksacijos priemonė, aliejūką barzdai, kvapukai namus, kvapukai mašiną, tiesiog būkit kvapnus, gražus vyras. Būkit tvarkingas, rimtas, džentelmenas. Prie džentelmeno galim pridėti irgi. Bet džentelmenas turi būti... Kad turi labai būti prižiūrėjęs aukštos kokybės priemonėms, save prižiūrėti, jeigu turi, gali savo tai leisti. Ir manau, tikrai nereikia taupyti ant dalykų. Taip. Aš kartais išsiparinu, kaip kažką nuvarau užsipirkti savo irgi, tokių priemonių, ten plaukam, dar kitiem dalykam, kremų visokių. Tada pagalvoju, blem, čia prasileidau 7 eurų, bet galvoju, čia... Ta vieta, kur tikrai mažiausiai tai parintis, žinai, kad prasileidai, tipo, perki savo kažką, tai manau, vaistiniai... Jo labiau tau, kai tu iš esmės turi būti ir ekrane, turi būti pasirodymuose, tau reikia, žinai. Tai visi, manau, turi turėti reprezentatyvią išvaizdą, žinai, tai manau, niekada negaila yra painvestuoti pinigų į save. Tai... Yra programuotojai, kurie nėra matę savo darbdavio realiai, kurie ofise nėra buvę, kurie dirba, iš vis niekada nėra sutikę. Mes savo montuotojai dar nesame matę irgi be profilio fotkės, bet nieko yra, mes nežinom tiksliai, kaip jis atrodo. Nusiusim jam aliejukų, kad kai pasimatytume, būtų. Tai va, ačiū Beard Story, manau, kad sakė, jeigu viskas tvarkoja, mes gausim ir produktėlių iš jų, bendradarbiausim toliau, tai išsibandysim, dabar čia nespėjom gauti pačio produkto, bet manau tikrai, kad šūdo žmonės nepardavinėja. Ne, ten viskas legit, yra rimtas brandas. Tai manau, gausim produktukus, išsibandysim, Benas ant savo barzdos, aš ant plaukų kažką išbandysiu ir tikrai mes pranešim jums, kas mums labiausiai patiko, kas buvo mūsų favoritai. Tai va. Nice. Ačiū labai.